Pagavau save, jaučianti nemalonias emocijas ir taip pat, kad noriu pasidalinti visu tuo su jumis, kad galbūt kažkam bus tiesiog nauda iš to, ką aš atradau. Tai visų pirma, jaučiu gėdą, kad jaučiu pavydą. Ir kaip Brené Brown sako, gėda labai nemėgsta viešumo, tai kai pasidalini gėdingus dalykus, tai turėtų jinai išgaruoti. Tai va, tai kaip aš šiandien atradau, kad aš pavydžiu. Tai stebėjau vieną šeimą su mažu vaiku, kurie keliauja šiltoj vietoj, kiekvieną dieną vis kitoj vietoj ir jiems taip gera. Ir man kažkas kirbėjo. Ir aš tą kirbėjimą, tą kirvinuką pasidalinau su draugė. Sakau, jie čia keliauja, tai kaip čia vaikui, kaip jis čia jo motorika. Ir mano draugė sako, tai nieko, tai kaip tik pavažinėja vežimukę, pamiega, ant žolytės pavropoja, viskas nuostabu, tu gal tiesiog pavydi. Ir aš tada supratau, taip, aš jaučiu pavydą. Ir emocija pavydas, ji iš tiesų duoda informaciją apie tai, kad ko mes iš tikrųjų norim, galbūt kokie yra mūsų poreikiai. Ir tada aš galvoju, tai ko aš noriu? Ar aš noriu kiekvieną dieną vis kažko naujo, kaip jie ten kiekvieną dieną kažkur kitur vis keliauja? Ar aš noriu turėti energijos, kaip jie turi kiekvieną dieną daug energijos? Kažkas yra, ko aš noriu, arba koks yra mano poreikis. Ir tada, kai aš to neturiu, bet jie man tai rodo, ko aš noriu, aš tada sakau, ta vynuogė rūgšti, manęs nereikia. Ir kaip aš darau, kad ta vynuogė rūgšti, aš sakau, kad jie čia kažką ne taip daro, jie galvoja apie save, nori pakeliauti, o vaikui tai nenaudinga. Tarsi vyksta toks kaip numenkinimas, nuvertinimas, bambėjimas ant kitų žmonių, kad jie kažką ne taip daro, iš tiesų rodo, kad aš juos noriu